Zoom webinars platformos specifika yra tokia, kad mes dalyvių nematome ir negirdime, tai jeigu jūs turėsite klausimų, tai juos atsakysime po pristatymo. Savo klausimus rašykite į skiltį Q&A arba galėsite užduoti savo klausimą žodžiu. Jums reikės paspausti, norint užduoti klausimą, Raise Hand mygtuką, jį rasite skiltyje React. Taip, tai galime pradėti. Tai visų pirma, norime visus dar mokytojus, kurie nori gauti naujienas iš mūsų leidyklos apie naujus leidinius ir kitą mokomąją literatūrą, užsiregistruoti mūsų naujienlaiškiui. Kviečiame užpildyti šią formą. Ją taip pat galite rasti mūsų svetainėje baltulankuvadovėliai.lt skiltyje Susipažinkime. Tai šios dienos webinaras yra skirtas pristatyti chemijos vadovėliams nuo 8 iki 12 klasės. 8 ir 12 klasės vadovėliai buvo išleisti praėjusiais metais, o šiais metais išleidžiame 9, 10 ir 11 klasių vadovėlius. 9 klasės vadovėlį papildo pratybos sąsiuvinys, o 11 klasės vadovėlį praktikumas. Tai 9 ir 11 klasės vadovėliai jau yra patvirtinti NŠA duomenų bazėje. 10 klasės vadovėlis kitą savaitę turėtų grįžti iš VLKK ir jisai maždaug planuojame, kad pasirodys rugsėjo 2 pusėje. Taip pat į mokyklas siuntėme pavyzdinius leidinius ir į kiekvieną mokyklą išsiuntėme 9 klasės vadovėlį ir pratybas mokytojų būrelių susipažinimui, tai ieškokite šių leidinių savo mokyklos bibliotekoje. Taip pat šiuo metu taikome specialią akciją perkant pratybas ir praktikumus, užsisakant juos iš mūsų leidyklos. Ši akcija galioja iki rugsėjo 30 dienos. Norint gauti nuolaidą, reikia pirkti 7 arba daugiau vienodų pratybų sąsiuvinių arba praktikumų. Tai jie pasinaudoti galite mūsų internetinėje parduotuvėje baltulankuvadovėliai.lt. Ir tuomet noriu žodį perleisti autoriams. Tai pradėsime nuo chemijos vadovėlio 8 klasiai. Rimantai Vaitkui, galite pradėti. Dar kartą sveiki, gerbiami mokytojai. Prasideda mūsų tas darbinis sezonas. Dažnai mes pamirštam pasakyti naujieji mokslo metai, mes pasakom naujieji metai, nes mes įpratę skaičiuoti savo veiklą nuo rugsėjo 1 dienos. Ir trumpai, kaip jau Agnė pristatė, mes turime visą komplektą vadovėlių, kurie jau skirti nuo 8 iki 12 klasės. Kaip matote, 8 ir 12 klasė jau yra išleisti pernai, todėl aš pristatydamas 8 klasės vadovėlį kalbėsiu labai nedaug, kadangi dalis mokyklų jį jau turi įsigijusios, kita dalis, aš manau, tikrai galės įsigyti, nes jis yra laisvai prieinamas kartu su pratybų sąsiuviniu. Jeigu kitą skaidrę parodysit. Šis vadovėlis iš tikrųjų padeda pagrindus chemijai, tai yra pačiai pradžiai, nors chemijos savokos ir tokios tam tikros chemijos savokos, kai kurie bandymai, eksperimentai yra išdėstyti pagal programą 5-6 klasėse. Mes išleidom leidinius, kurie vadinasi Tyrinėjame gamtą. Ten taip pat yra aprašymai bandymų. Tačiau gilesnė medžiagų sandara ir savybės, kai kurių jau junginių pagrindinės, yra išdėstytos 8 klasės vadovėlyje. Taip jau nutiko, kad man teko būti šio vadovėlio autoriumi. Ir kaip matote iš turinio, pirmiausia mes kalbame apie medžiagas, primename saugaus eismo elgesio laboratorijoje taisyklės ir pakartojame tam tikrą medžiagą, kurią, kaip minėjau, 5-6 klasėse mokiniai buvo be abejo girdėję.
Dabar, kuo ypatingas 8 klasės vadovėlis, apskritai šitas programos kursas, jis nėra sudėtingas, to, kad kalbame apie binarinius junginius, kalbame apie metalus, nemetalus, tai yra tam tikras priešingybės, labai nesunku padaryti tokį tam tikrą jų supriešinimą ir paaiškinimą, kaip tos medžiagos sudarytos, kodėl jos jungiasi viena su kita. Čia įlendame į tokias savokas kaip santykinė atominė masė, kaip kokia yra periodinės lentelės sandara ir aišku, kaip yra elementų grupės sudarytos. Žodžiu, mes pradedame kalbėti apie elektronus, išorinius sluoksnio elektronus ir šiek tiek panagrinėti periodinę lentelę. Kita skaidrė. Jeigu Agnė galim, tvarkoju. Tai trečias ir ketvirtieji skyriai jau yra skirti ryšiams, cheminiams ryšiams. Kaip matot, mes kalbame apie visokius ryšius. Ir pirmiausia, apie joninį ryšį, taip pat kalbame apie kovalentinį ryšį ir dar kas yra galbūt nauja, ko galbūt nėra programų, bet tas terminas visą laiką susidarima aukštesnėse klasėse, tai yra tarpmolekuliniai ryšiai, nes jie yra tokie silpnesni ir tradiciškai chemijoje jie būdavo taip truputėlį pastumiami į šoną. Ir prisimenama tada, kai jau reikia kalbėti apie baltymus, apie nukleorūgštis, apie taip, kodėl vienos medžiagos yra skysčiai, kitos yra dujos, nors atrodo jų molekulinė masė yra panaši. Tai čia tarp molekuliniai ryšiai kaip tik paaiškina šitos dalykus. Vėlesnėse klasėse tarp molekuliniai ryšiai, kaip pamatysite, vaidina labai labai svarbu vaidmenį ir apskritai. Tai be reikalo galbūt ta savoka yra taip į paraštės nustumta chemijos kurse. Dėl cheminių reakcijų, kaip sakiau, pirmosios ir paprastos cheminės reakcijos, jos yra jų mokoma 5 ir 6 klasės, taigi jeigu vaikai nuosekliai darė eksperimentus ir matė arba demonstracinius bandymus, arba, sakykime, įrašus įvairius tų reakcijų, tai žinoma, jie jau turi bendrą supratimą, kokie čia pokyčiai yra, kas turi atsitikti, kad įvyktų reakcija. Ir savaime suprantama, mes kalbame jau apie oksidacijos ir redukcijos reakcijas, kalbame apie reakcijas, kurių nepasikeičia oksidacijos laipsnis ir mokome pirmųjų skaičiavimų pagal reakcijų lygtis. Atkreipiu dėmesį, kad pagal naująją programą 8 klasėje nėra molio sąvokos, jį perkelta į 9 klasę, bet skaičiavimai yra numatyti ir daugiausia skaičiavimai yra susijęti su tokiam triskaitėm taisyklėm, tai yra panaudojant tiesiog proporcijas arba, sakykime, vieno kintamojo lygtis matematikoje labai supaprastintos. Jeigu matematikos vaikas mokėsi neblogai, tarkim, tokiu vidutiniu lygiu, tai tie uždaviniai turėtų būti labai nesunkiai išsprendžiami. Kodėl buvo pasirinktas toks variantas, kad molis įvestas vėliau negu, sakykime, pradedama skaičiuoti, man sunku pasakyti, bet šiaip ar taip viskas atsistos į savo vietas 9 klasėje, mes čia tik tai turėsim pasimokyti, pažaisti tas skaičiavimus pagal reakcijų lygtis. Ir aišku, energetinis dalykas labai gerai, kad 8 klasės vadovėlyje kalbame ir apie sunaudojimą arba išskiriamą energiją reakcijos metu, nes iš tikrųjų kitaip nebūna, tai yra reakcija visada yra lydima tam tikro energetinio reakcijos efekto. Paskutinis skaidrė iš manęs. Agnė. Tai štai, jeigu pažiūrėsime vadovėlio sandarą, jūs matote, kad yra išdėstymas tradicinis, tai yra taip, kaip leidyklos Baltos lankos klet leidžia, tai yra daug iliustracijų, daug aiškinamosios medžiagos, yra suformuojami tos skyriaus uždaviniai, pagrindinės sąvokos, ką galima bus reiškia pamatyti ir sužinoti. Visuomet kiekvienas paragrafas yra palydimas užduočių ir skyrius yra apibendrinamas, jeigu galima kitą skaidrę, skyrius yra apibendrinamas medžiaga.
Čia noriu tokią truputėlį naujovę parodyti, apie ją aš kalbėjau, kaip suprasti elektrinį neigiamumą. Gal jūs paeksperimentuokite su periodinė lentelė, pabandžius paversti ją šonu ir pasižiūrėti, kas atsiduria hierarchijoje periodinės lentelės, taps aišku, kad fluoro elektrinis neigiamumas yra didžiausias, reiškia jis yra linkęs tik prisijungti elektronus, kiti elementai jam atiduoda ir atitinkamai tos piramidės papėdėje esantis elementai turi mažesnį elektrinį neigiamumą ir atiduoda viršuje esantiems elementams savo elektronus. Tos iliustracijos, kurios čia matote, čia yra natrio degimas chlore. Realiai atliktas bandymas, kaip matosi ir net ir šitame paveikslėlį, kuris čia yra reprodukuotas daugybę kartų, bet matosi kaip chloro spalva, matosi natrio degimo spalva. Žodžiu, manau, kad to vykusi iliustracija, nors tokio eksperimento jūs mokykloje negalite padaryti, dėl to, kad ir natris, ir chloras ypatingai yra draudžiama medžiaga, bet šiaip ar taip galima panašių reakcijų gauti ir vaizduojamų internete. Kita skaidrė. Na ir štai kaip matote, yra pateikta daug visokių lentelių, tai yra apibrėžimai išryškinti ir išskirti, jie yra pavaizduoti, pažymėti, reiškia, pajudintų šriftų. Žodžiu, iš esmės tai yra tam tikras lygmuo skaitimo. Vaikas gali skaityti būtent tos apibrėžimus, kartodamas kursą ir bandydamas įsisavinti pagrindinę paragrafo medžiagą. Kita skaidrė. Na ir skyriaus apibendrinimus, apie kurį aš kalbėjau, tai yra tiesiog suvestinė įvairių žodžių savokų pagal tematikas. Žinoma, tai reiškia, kad jis tiesiog turėtų vėl grįžti prie tų savokų kartojimų, ypatingai tai naudinga ruošintis kontroliniams uždaviniams ir įvairiems patikrinimams ir savame suprantama pačiam save pasitikrinti, perskaičius vieną ar kitą skyrių. Tai tiek turbūt apie 10 klasę, daug nekalbėsiu, nes iš tikrųjų išsamus seminaras jau buvo. Dabar perduodu žodį Rimui, savo kolegai, ir Gerimantai, kuris pristatys naują vadovėlį 9 klasės. Gerai, ačiū, Rimai. Tai 9 klasė, mes jau irgi buvom susitikę, turbūt dauguma, kas dabar dalyvauja, ko gero ir vasarą dalyvavo, tai jau sykį pristatinėjau, kažko naujo nepasakysiu. Tai galima kitą skaidruolę tada, tiesiog turinį trumpai. Tai šiaip 9 klasės medžiaga tai yra tirpalai, viskas, kas vyksta tirpaluose. Tai pradžia už tai yra, yra pakartojimas truputėlį pagrindinių savokų ir didelis dėmesys, vandens molekulės poliškumui. Ir tada su tuo jau poliškumu, būtent tai, ką šnekėjo Rimantas Vaitkus, tai tarp molekuliniai ryšiai, kaip jie ir pačio vandens savybėm atsiliepia ir tirpimo reiškiniams. Ir tai tas vėlgi paviršiaus įtemptis, tirpimo reiškiniai ir paties vandens savybės. Čia molio savoka atsiranda čia irgi tam pirmam skyriuje. Ir čia vėl grįžta ta molio savoka kaip toks truputėlį pailsėjimui nuo tarpmolekulinių ryšių, nuo vandens, paskui vėl grįžtam atgal prie tirpimo dalykų, prie koncentracijos keitimas, tai skiedimas, koncentravimas, maišymas uždavinukų, čia susiveda į tokią matematinę dalį. Tirpis ar tirpumas, grafikiukai, kristalohidratai, ir vandens gryninimas, vandens distiliavimas ir vandens ištekliai. Antras skyrius jau yra junginių klasėm neorganiniam pagrindiniam, oksidai, bazės, rūgštys, druskos. Ir čia pasikartojam oksidacijos laipsnį dar kartelį ir kaip tas oksidacijos laipsnis panaudojamas oksidų pavadinimuose.
pradžioje apie rūgštinius oksidus ir iš jų tada jau jų sąveika su vandeniu rūgšties susidarimas. Ir va čia vėl, o kas ten nutinka, vėlgi tas tarpmolekuliniai ryšiai, vandens sąveika su rūgšties molekulė ir jos sudraskimas į jonus, ionizacija. Baziniai oksidai, pH skalė įvedama, siejant su sveikai, tik tai su sveikom pH reikšmėm, tai galima užrašius ar, sakykim, standartiniu pavydalu, tai tas laipsnio rodiklis iš tiesų be ženklo ir bus tas pH, arba paprastai, va prieki kiek nuliukų suskaičiuojam, pasirašė molinę koncentraciją. Va tai čia toks, iš esmės šitas skyrius, oksidai, bazės, rūgštys, druskos, visas tas pagrindas jau chemijos, kad paskui galėtume judėti toliau. Ir tada gerai, kita skaidruolė. Tada, kai jau turim junginių klases, tai mainų reakcijos. Čia pirmiausia, mainų reakcijos ir neutralizacija, ir nuosėdų susidarimo, dujų išsiskirimo. Čia kaip taikomieji tokie, pavyzdžiui, kieto vandens susidarimas, kaip tos mainų reakcijos čia sudalyvauja. Ir oksidacija, redukcija. Čia skaidruolė liko iš mūsų vasaros susitikimo, tai 4 skyriui dar papildžiau 4-5 paragrafų. Tai yra amfoteriškumas. Jis pažymėtas kaip papildomų skaitimų programoje, amfoteriškumo ir amfoterinių oksidų nėra, bet kadangi turėjom jau ir rūgštinius, ir bazinius, ir neutraliuosius, tai kad tie oksidai jau užsibaigtų viskas, tai taip ir iš recenzentų buvo siūlymas visgi įtraukti, pažymint kaip tokią papildomą medžiagą. Gerai, galime eiti prie kitos skaidruolės. Va tai, mano supratimu, vadovėlis parengtas griežtai laikantis tų bendrųjų programų, tai kas buvo numatyta programuose, visi dalykai atsispindi. Toliau, kas čia priežastiniai va tie ryšiai. Tai, sakykim, tas labai dažnai būna tas ryšių apolinis, nepolinis, tai poliškumas molekulės, jie tokie būna, tos sąvokos negyvos, bet jos labai yra svarbios. Ta prasme, negyvos mokinių suvokime puikiai atsako, kur ten koks polinis, nepolinis, kai pradedi šnekėti, ką tai duoda, kam to reikia, tai labai dažnai paaiškėja, kad tai yra nesuprasti dalykai. Tai už tai čia tų priežastinių tų ryšių, tai ta tarpmolekulinė sąveika, vandens molekulės poliškumas ir kaip tai paskui atsiliepia toms tirpalų reakcijoms, tai bandžiau atskleisti. Yra tai įdomu tokie skireliai, tai yra tokios skaitiniai susiję su ta tema, rimta tema, kuri nagrinėjama. Kažkas šalia to, kur reikalingas supratimas to, ką nagrinėjau, kur galbūt kažkas susituria savo kasdieniniam gyvenime. Na ir kaip ir 8 klasės vadovėlį ir visam šitam baltų lankų klet leidyklos rinkinyje visur yra, kiekvienas skyrius yra baigiamas tais papildomais tokiais pakartojimais, apibendrinimo skyreliu, su papildomomis užduotimis, tai visą tai irgi čia yra, galim kitą skaidruolę. Tai bandžiau, kur jau įmanoma, susijęti su ta mokinio kažkokia veikla, su tuo, ką jisai mato. Tai geriausia, kai pavyksta pradžioj kažkokį makro vaizdą duoti, o paskui jau tada leistis ten gilin. Čia labai aišku priklauso nuo konkrečios temos. Kartais tai yra lengviau padaryti, kartais jos taip jau slepiasi giliau. Gerai, kitą skaidruolę. Tikiuosi, kad bus ir nauda ir mokytojui. Tai, kad ir tie, sakykime, savikontrolės mokinių pačių, tai užduočių atsakymai yra vadovėlio gale. Tų užduočių yra labai įvairių, kiekvieno skyriaus pabaigoje, kurios yra. Tai jos
leidžia ir mokiniui savarankiškai pasitikrinti, arba tai iš tos įvairovės mokytojų parinkti, kurių galbūt vienam reikia vienų, kitam kitų, įvairaus to sudėtingumo lygio. Gerai, ir galim keliauti toliau. Aha, čia tiesiog atvartas vienas, čia per arbata, kas joje ir tiesiog per ją pasikartojimas per tokių, čia bazinių, čia pats pirmas tas kartojimo paragrafiukas. Gerai, toliau galime eiti. Taip, va čia tas vandens molekulės poliškumas, antroji temelė, poliškumas ir va ta savoka, kaip baterija turi polius, va tas pliusas, minusas ir va nuo to tada jau trauka tarp tų dalelių gali atsirasti tarp vandens molekulių, paskui jau tai yra naudojama ir su kai kažkokią polinę medžiagą tirpina ar joninį junginį tirpina. Gerai, galim keliauti toliau. Tai čia matom tos vandens molekulės poliškumas, pavyzdžiui, mikrobangų krosnelės veikime, kad paremtas būtent vandens molekulių sukimu, tai parinktas toks dažnis. Gerai, toliau keliaujam. Čia ir dar vienas pavyzdukas, tiesiog atvarto. Gerai, galim jungti. Vėsinimasis, prakaitavimas, vėlgi to vandens, reiškia, sąsaja su energetiniais efektais, kad vandeniniai ryšiai, jiems nutraukti, paversti garais, reikia energijos, ir čia, pasakykim, lygina įvairias medžiagas, vienos tokios pačios molinės masės, viena verda 100 laipsnių, kita minusiniai temperatūrai, tai va tas energijos poreikis. Gerai, toliau galim keliauti. Tai čia yra, tas pabaiga yra santrauka, yra tos papildomos pasitikrinimo užduotis, pasitikrink, įsivertink ir galim toliau keliauti. Taip, ir dabar pratybų sąsiuvinis. Pratybų sąsiuvinis, jis yra, gerai, turinys yra lygiai tas pats. Čia kiekvienai vadovėlio temai yra ir pratybų sąsiuvinio temelė. Jos stengiausi daryti tokios trumpas, labai neišsiplėsti. Visas sąsiuvinis yra kažkur per 68 puslapiai ir viena dalis tik tai, nes ir pačiam vadovėlį yra ganėtinai daug užduočių ir tai nelabai paskui daug pridėjus, nelabai begali įveikti. Tai nuo 2 iki 5 užduotėlių skirtingo lygio, skirtingo pavidalo. Tai turinys lygiai tas pats, galim prakeliauti, kitą skaidruolę ir dar kitą. Tai kokios tos užduotys? Tai yra, čia piešinukais kažkokia pasirinktinis ABCD formulės. Tokios, tokio pavidalo. Toliau skaidruolė. Čia, molio savoka, yra lentelės, toks pildymas įvairių lentelių yra vienokių, kitokių. Čia, sakyčiau, jau yra prie tokių sudėtingesnių uždavinių, matom vieną informaciją, reikia surasti kitą, tai nėra suformuluotas kažkoks klausimas, tiesiog žiūrim, ką jau žinom ir ką iš to padaryti. Taip, pirmasis apie magnį čia lengviausia, o paskutinė eilutė sunkiausiai turbūt bus įveikiama. Gerai, toliau keliaujam. Čia vėl tokių paveiksliukai molekulių ir, sakykim, čia tas molio sąvokos įtvirtinimas. Viena molekulė, daug molekulių, kas ta molekulinė masė ir vienos molekulės masė. Gerai, toliau galim keliauti. Lygčių rašymas pagal nagrinėjimas savybės vienur ar kitur ir skaičiavimo uždaviniai, reiškia, jie jau 8 klasiai, naudodami tas santykinės mases, jau atliko skaičiavimus pagal reakcijos lygtis. Dabar čia pavyzdžiai yra nagrinėjami ir gramais skaičiuojant, ir moliais skaičiuojant, kam jau koks variantas patogesnis, ar formulėm, ar proporcijom. Ir jeigu kas jau dirbot su 12 klasės vadovėliu, tai iš esmės yra pati struktūra labai panaši. Labai panaši. Galų gale nuo savęs pabėgti negalim, kaip jau aš
įsivaizduoju, taip ir ar vienos ar kitos klasės panašiai ir pateikiu. Gerai, kita skaidruolė. Kiekvienas skyrelis baigėsi, apibendrinimas čia yra kryžiažodžių pavydalu. Tai 5 kryžiažodžiai tamsi, yra keturi skyriai. Tai pirma čia yra pakartojimas tų pradinių. Tai tiesiog terminų, kažkokių savokų, toks žaismingesnis pasikartojimas. Taip, kas ten toliau? Reiškia, dar yra, lyg buvau įdėjęs, bet matyt pamiršau. Grafikų braižymas yra čia, skaidruolis, matyt, planavau, bet neįdėjau. Tai arba patys daro grafiką ir iš jo analizuoja kažkokias išvadas arba pateiktas grafikas. Tai kur kažkokia įmanoma vaizdinė medžiaga, tokia grafinė įdėt, į tas pratybas dėjau. Bet tai gal ir tiek tada. Vėl grąžinu žodį Rimantui Vaitkui. Šiandien dar mes pasikeisim irgi. Šachmatiškai. Taip, buvo Q&A klausimas, ar yra vadovėliuose mūsų, reiškia, tokie eksperimentiniai darbai, aprašymai, kad laboratorinius darbus galima būtų vykdyti. Iš tiesų taip yra, ir yra vienu atveju tai yra nuosekliai tekste, kitu atveju tai yra, sakykime, įdėta skyriaus apibendrinimo atskiri praktiniai darbai išrašyti, kuriuos reiktų atlikti, bet tas pats buvo ir 5 ir 6 klasėje tyrinėjame gamtą. Tik buvo, aišku, ten tie laboratoriniai darbeliai buvo nesudėtingi, čia žinoma yra sudėtingesni. Mes orientavomės į tai, kokios yra mokyklų galimybės su reagentais, su greitų darbo paruošimu ir taip pat, aišku, galimybę padaryti kai kurios darbus namuose, elementariai, tiesiog, sakykime, patyrinėti namuose sąveiką iš turimų medžiagų. Taip kad, žodžiu, daug įvairovių yra su praktiniais darbais. Tik tai tiek, kad kai aš taip paprastai vesdamas jau pratybas ir laboratorinius darbus jau studentams, kurie ateina po pirmo kurso, po 12 klasės, paprašau pakelti rankas, kiek jų yra darę kokius nors laboratorinius darbus mokykloje, tai suprantat, trečdalio nesusidaro. Nežinau, kodėl taip yra. Aišku, daug yra visokiausių dalykų, tai ir reagentai, ir pagrindinis dalykas turbūt laboranto nebuvimas mokykloje, pagrindinis trukdys yra, mokytojas nespėja, turi daug kontaktinių valandų, pasiruošti, išplauti indus, vėl paruošti iš naujo, tai užima labai daug laiko. Žodžiu, čia daug problemų, šiandien čia mes nenagrinėsime. Todėl galbūt tai, ką įmanoma padaryti, tai gal duokit vaikams daryti namuose, ten, kur yra tikrai nesudėtingi, nepavojingi bandymai, kad bent vaikas pats galėtų, tarkim, pasipraktikuoti ir taip ateiti į tą chemijos pasaulį. Gerai, tai dabar 10 klasės vadovėlis dar nėra atspausdintas, jis dar yra Valstybinės lietuvių kalbos komisijos vertinimui atiduotas, reiškia tik po tos aprobacijos galima bus jau rengti spaudai vadovėlį. Čia 2 autoriai, ne aš vienas, bet vadovėlis iš 2 dalių ir yra sudarytas, jeigu galima kitą skaidrę. Pirmoji dalis, pirmas ir antras skyriai yra ta vadinamoji neorganinė chemija. Jeigu 8 klasės, prisimenat, vadovėlį buvo tokios pagrindinės sąvokos, elementai, metalai, nemetalai, ryšiai, joniniai, kovalentiniai junginiai, tai dabar čia mes kalbame jau apie elementų tam tikras savybės. Ir pirmoji dalis, pirmasis skyrius yra skirtas metalams ir jų lydiniams, bet skirtingai nuo anksčiau buvusių vadovėlių ir programa to reikalauja ir šitas aprašymas taip yra surėdytas, kad kalbama labai apibendrintai apie tos metalus, išeinant iš, reiškia, jų, sakykime, savybių ir aktyvumas, pavyzdžiui, sakykime, grupės metalai, panašiai, žodžiu, čia truputėlį jau pasikeitė tas turinys, man atrodo, čia senstelėjęs ir aš šiek tiek yra naujesnis turinys, berašant truputėlį keitėsi. Lygiai taip pat yra su nemetalais, reiškia, irgi taip pat yra
labai apibendrintai kalbama apie grupės, tai yra neišskiriant vieno kažkokio labai konkretaus elemento. Bet čia noriu pasakyti, ką Rimas paminėjo apie amfoteriškumą, čia aliuminio amfoteriškumas čia jau yra parodomas realiai su aprašymais, na ir tiesiog jeigu vaikas ir skaitė 9 klasė tą kaip tokį pasirenkamąjį dalyką, čia amfoteriniai junginiai jau įeina į programą. Ir konkrečiai aliuminis cinkas, jie yra čia išskirti. Kita skaidrė. Dabar kita dalis, 2 skyriai yra skirti organiniai chemijai, taip jau yra tradicija, na, čia sunku pasakyti, koks buvo programos autorių tikslas organinę chemiją įvesti 10 klasę ir paskui dar 11 klasėje aš kalbėsiu apie tą organinę chemiją, bet šiaip ar taip, aišku, lygmuo organinės chemijos čia ir 11 klasėje labai skiriasi. Čia tik yra tokia daugiau apžvalga, kaip matot, funkcinių grupių apžvalga, klasė apžvalga, gamtiniai organiniai junginiai, kurie turi sutilpti į labai nedidelį medžiagos apimtį. Ir tiesiog čia jūs negalvokite, kad čia iš tikrųjų labai sudėtingai reikia suformuoti, tarkim, kodėl tie junginiai yra tokie, kokia jų yra sandara ir panašiai. Čia yra tiesiog daugiau tokio pažintinio pobūdžio tekstai. Ir 5 skyrius, nežinau, čia įdėtas yra, įdėtas, tvarkoj. Aplinkos apsauga, dar papildomas vienas skyrelis, kuris skirtas, na, apibendrinant, sakyčiau, visą chemijos kursą, 8, 9 ir 10 klasės, kalbant apskritai, nors mes ir tyrinėjame gamtą 5 klasėje ir 6 klasėje, taip pat visose absoliučiai be išimties vadovėlis ir 8 ir 9 klasės, visą laiką kalbėjom apie taršą, apie pavojus, kurios gali sukelti cheminės medžiagos, apie taip pat, reiškia, žmogaus elgseno ypatybės ir ozono skylės, ir šiltnamio dujų efektą ir panašiai. Čia, žodžiu, yra toks, na, suvestinė to visų terminų ir visų, sakykime, savokų. Ir svarbiausia, mūsų veiksmai, ką mes čia galim padaryti. Tai, nežinau, turbūt viskas, ar ne, iš 10 klasės. Jo, iš 10 klasės viskas, reiškia, mes maketo dar neturim parodyti, tai jis truputėlį vėluoja, bet kaip jau minėjo kolegė Agnė, tai rugsėjo pabaigoje turėtume turėti jau variantą spausdintą, dabar jo redakcija ir maketavimas vyksta. 3 gimnazijos klasė, arba ta buvusi 11 klasė, be abejo yra, žodžiu, yra skirta jau pasirinkusiems chemijos studijas, mokymasi mokyklose, tie, kurie galbūt sieja savo gyvenimą su kažkiek su chemija. Ir jūs žinote, kad medikai, medikus rengiančios aukštosios mokyklos taip pat įsivedė privalomą reikalavimą, kad asmuo mokytųsi chemijos, laikytų chemijos brandos egzaminą, o 11 klasės kursas yra laikomas kaip ta brandos egzamino pirmoji dalis. Žodžiu, ten iš esmės vadovėlis yra būtent suorientuotas į visą organinę chemiją, visą apimtimi. Nes 12 klasės kursas arba 4 gimnazijos klasės kursas jau yra bendrosios chemijos klausimai, kurie atgula į antrąją egzamino dalį. Taip jau pasidalinom. Vadovėlis didelės apimties yra 272 puslapiai. Čia jau Rimas minėjo apie privalumus, taip pat viskas čia kartojasi, kaip ir buvo paminėta apie 8-9 klasę, tai yra pagal atnaujintas programas. Tik pabrėšiu, kad šitas vadovėlis yra vienintelis, kitų autorių nėra, alternatyvos nėra 11 klasiai. Arba turit vadovėlį, arba jo neturit, reiškia, iš senesnių mokotės, o šitas yra pagal atnaujintas programas. Dabar įsigijimui tai tikrai manau, kad finansus mokyklos suras, nes ministerija papildomai dar skirs papildomus 10 milijonų šiais metais prie to, kas buvo jau paskirta, padidintas finansavimas. Ir mūsų paskaičiavimais, kadangi aš jau, kaip žinot, dar pusę etatų dirbu ir ministrės patarėjų, tai mūsų paskaičiavimais turėtų pakakti pinigų išsipirkti visus be išimties vadovėlius, kurie yra išleisti. Ta prasme, labai maža dalis lieka nenupirktų.
skaičiavom pagal kainas, pagal visokias. Kitaip tariant, manau, kad čia jau mokyklos vadovybė, naudodama krepšelio lėšas ir struktūrinių fondų lėšas, kurios ateis iš ministerijos į mokyklas, galėtų įsigyti visus be išimties vadovėlius ir visiškai pilnai aprūpinti vadovėlių komplektais. Taigi, pabrėšiu, čia yra vienintelis vadovėlis, kitos leidyklos nuoseklaus 11 klasės vadovėlių neišleido. Kita skaidrė. Mokiniui, žinoma, labai didelė nauda, nes jis gali tiek savarankiškai ruoštis atsiskaitimams ir brandos egzaminui, tiek, aišku, jis gali ir plėsdamas akiratį mokytis. Tie, kurie pasirinko chemiją 11 klasėje, be abejo, jau yra motyvuoti mokiniai, užtat ir atitinkamai programa yra gana sudėtinga šios klasės. Dar kita skaidrė. Čia pagalba mokytojui labai didelė. Jeigu jūs paskui matysit naująjį 5 skyrių, kuris yra skirtas medžiagų sandaros nustatymo metodams, tai yra tai spektroskopijai, infraraudonųjų spindulių, branduolinio magnetinio rezonanso, mass spektrometrijos dalis, kurios niekada nėra buvę mūsų mokyklos kurse. Ir kiek aš prisimenu savo patirtį pedagoginiame universitete rengiant chemikus, tai nebuvo netgi skaitomi tie kursai studentams, būsimiesiems chemikams, paliekant tai daugiau universitetiniam parengimui, tai yra tiems, kurie eina į laboratorijas ir atlieka tokius tyrimus. O tie, kurie eina mokyti, tai jiems buvo manoma, kad tos dalies nereikia. Bet programos autoriai sugalvojo, kad to reikia. Chemijos mokytojų asociacija parengė skaidruolės, kaip tą kursą, reiškia, galima būtų išdėstyti. Buvo seminarų keletas, bet aš manau, kad nuoseklus kursas išdėstytas vadovėlį yra daug vertingesnis, kadangi ten yra ir pratybos, ir užduotis praktinės, ir savaime suprantama daugybė galimybių suvokti tas sudėtingas schemas, kurios reiškia, visiškai ir daugam yra naujos. Kita skaidrė. Tai koks turinys? Be abejo, yra anglies atomų junginių sandara. Čia truputėlį mes užšokam prieš 12 klasės medžiagų sandarą, kadangi 12 klasės vadovėlį labai išsamiai yra aprašyta visų sluoksnių, elektronų sluoksnių, reiškia, elementų turinčių 4-5 elektronų sluoksnius sandarą. Čia mes apsiribuojam tik tai anglies arba antrojo sluoksnio elementų, reiškia, sandarą ir kalbame apie hibridizaciją, tai yra kaip matematinį modelį, kuris duoda tam tikrą elektronų debesų formų supratimą. Tai štai čia yra tokia, sakyčiau, jau programos ypatumas, kadangi be to mes negalim išaiškinti cheminių ryšių sąvokų ir negalim paaiškinti, kodėl yra viena kitokia molekulės, reiškia, geometrija atitinkama. Tai čia klasikinė chemija, sakyčiau, organinė tokia, kuri prasideda nuo cheminių ryšių, cheminių formulių sudarimų, modelių pavaizdavimų ir izomerija. Be to, pagal programą yra molekulinės formulės, yra struktūrinės formulės, yra sutrumpintosios struktūrinės formulės ir skeletinės formulės. Reiškia, visos jos daugybę kartų yra kartojamos, rodoma ir per molekulių modelius, per tą vaizdavimą vaikas turi suprasti, kaip ta medžiaga, kaip tos molekulės yra sudarytos. Antrasis skyrius skirtas angliavandeniliams, tai anglies ir vandenilio junginiams, sotiesiems, nesotiesiems, aromatėms. Ir čia išlenda jau pirmieji, dar naujas dalykas, irgi numatytas programui, tai yra mechanizmai pirmieji. Nieko naujo, radikalinio pakeitimo mechanizmas buvo dėstomas nuo senų laikų ir sovietiniuose vadovėliuose jisai buvo. Bet prijungimo reakcijos mechanizmas yra jau atsiradęs pastaraisiais metais, atsimenu, 2000, turbūt berods 5 metais išverstas Raideno vadovėlis, tai Rajeno vadovėlis buvo tokia sensacija, naujovė, mokytojai jo tiesiog negalėjo priimti, bet jis būtent kalbėjo apie mechanizmus pirmą kartą. 2009 metais 11 klasės vadovėlį, kur autoriai esam kartu su profesorium Butkum ir Dieniu, mes
truputėlį vienu kampu užsiminėme mechanizmus, o paskui jau Šulčiaus vadovėlį tie mechanizmai buvo išdėstyti jau gana išsamei ir dabar programų jie visi yra jau sudėti į vieną krūvą. Tai čia antrajam skyriui yra patys pagrindiniai pirmieji mechanizmai, tai yra radikalinis pakeitimas ir prijungimo reakcijos. Kita skaidrolė. Trečiam skyriui nuosekliai tada atsiranda junginių klasės, tai yra pagal kiekvieną klasę, pagal funkcinės grupės mes jų ypatumas panagrinėjom, čia dar papildomų šiokių tokių mechanizmų įsimaišo, reiškia, tai nukleofilinis prijungimas ten atsiranda, nukleofilinis pakeitimas, žodžiu, ir visa tokia, kaip sakant, jau paveikslėlis čia susidėliojo visiškai pilnai, jūs pamatysit per skyriaus apibendrinimą ir lentelę, kurioje sulenda viskas. Ketvirtasis skyrius yra gyvybės chemija, čia yra biocheminė dalis, nes jame yra ir pagrindinės maistinės medžiagos riebalai, angliavandeniai ir baltymai, gyvųjų organizmų sandaros, kaip sakant, medžiagos ir nukleorūgštys. Reiškia, čia yra tiesiog ta klasikinė bioorganinė chemija, taip dabar tokį terminą turi, kurioje yra sudėta apibendrinta labai primityviai, labai paviršutiniškai pagrindinės šiuolaikinės sąvokos. Noriu pasakyti, kad, pavyzdžiui, geno samprata kito tiesiog vadovėlio rašymo eigoje buvo surasti nukleorūgščių tokie dariniai, kurie neveda iki mūsų supratimų tokių trumpų mažo geno, reiškia, dydis neveda į baltymo molekulės kodavimą. Tai čia yra tokie visiškai naujovės tokios, bet tai labai susišaukia su biologijos, molekulinės biologijos kursu naujoju. Paskutinis skyrius. Paskutinis, čia yra ta naujovė, organinių junginių tyrimo metodai, apie juos aš detaliau kalbėsiu. Tai, kaip matot, visiškai naujas skyrius, jo niekada nėra niekam buvę ir čia jis yra išsamei išdėstytas. Gerai, galim pereiti prie ypatumų. Štai iš pirmojo skyriaus jūs matot, kaip yra sandara dėliojama, tai yra hibridizacijos tipai SP3, SP2, SP ir pavaizduojamos orbitalės, ryšiai tie ir čia atsiranda kampai ir taip pat ryšių ilgiai. Visa tokia nuosekliai sudėliojama schema, kaip kas keičiasi, kas atsitinka. Visą laiką mes tiesiog neišmetam iš galvos, kad molekulės yra erdvinės. Galbūt senesniuose vadovėliuose tai nebuvo labai akcentuojama, ta erdvinė sandara medžiagos, bet čia yra tiesiog, tai savaime suprantama, kadangi yra kampai ir ryšiai tokie, tai kitaip būti negali. Tiesiog yra būtent taip išdėliojama. Kita skaidruolė. Čia trečiojo skyriaus tokia apibendrinti lentelė, aš tik apie kokias funkcinės grupės mes kalbame. Matote, kad kaip susiskirsto tos klasės ir bandom įtvirtinti vaiko sąmonėj, kuo tos klasės pasižymi, kokios funkcinės grupės jom yra būdingos. Kita skaidrė. Reakcijų mechanizmai, jau minėjau, yra apibendrinti vienoj čia skaidriai, kaip matote, visi jie susideda. Štai yra su konkrečiais pavyzdžiais, kurie labai detaliai nagrinėjami yra atskiruose paragrafuose. Tiesiog čia yra suvestinė pakartojimui, paprasta forma, kad galima būtų suprasti, reiškia, tų mechanizmų vyksmą. Neišsigąskit, nieko čia sudėtingo nėra, kai įsiskaitai, tai čia viskas pasidaro labai aišku ir susidėlioja į lentynas. Be abejo, dar kartą kartuoju, šitas chemijos kursas yra motyvuotiems vaikams, kurie chemijos mokosi jau tik tai tie, kurie pasirinko. Dar kita skaidrė. Ir tas penktasis skyrius, jisai pradedamas nuo pačios elektromagnetinės spinduliuotės sampratos spektro, tai yra tas, kas yra žinoma iš tikrųjų ir iš fizikos, ir apskritai iš bendro išsilavinimo, kas yra vaivorykštė, iš kur tas Saulės spektras, kodėl čia mes, bet kai tu pamatai, kokiame intervale tas mūsų matomos šviesos spektrelis guli,
pagal tą bangos ilgius ir tam elektromagnetinį spindulį, tai supranti, kad mes tik tai matome mažytę tos spinduliuotės dalį. Kita skaidrė. O štai kaip atsiranda šviesa, fizikai tą žino, viskas sugeriama įspinduliuojama raudona, tarkim, šiuose raudonos spalvoje, o kitos sugeriamos, va ta sugertis čia ultravioletinė matomos šviesos spektroskopijoje yra ir įvardyma. Ten nėra kalbama daug apie funkcinės grupės, ten tiesiog pats principas. Šita dalis nėra programinė, ta dalis, apie kurią aš dabar kalbu, čia yra bendro supratimo apie elektromagnetinę spinduliuotę ir spektroskopiją kaip metodą darymą. Čia ir kalibracinė kreivė ir visokie kitokie, bet tie dalykai yra labai lengvai, paprastai ir labai primityviai išdėlioti. Kita skaidrė. Va šita programinė dalis, tai yra infraraudonieji spektrai atsiradę iš ryšių svyravimų, lenkimo būdu arba spiruliavimo būdu. Ir čia, aišku, akcentuojami keletas tokių intervalų. Čia mes turim tiesiog patys suprasti, kad nors tas spektras atrodo baisiai, bet iš tikrųjų mes kalbame apie intervalą nuo 1500 atvirkštinių centimetrų. Šitą akcentuosim, kad čia ne bangos ilgis, o atvirkštinis dydis, vienetas iš nių, kur reiškia dažnis, kitaip tariant, matuojamas. Ir čia pagrindinės tos sugertis, būdingos tam tikrom funkcinėm grupėm. Be abejonės karbonilinė grupė apie 1700 atvirkštinių centimetrų ir pobūdis spektrų infraraudonųjų apie intervalę 3000, kadangi ten yra ir OH svyravimai, ir CC svyravimai, ir CH svyravimai, ir reiškia karboksilinės grupės tie OH svyravimai, žodžiu, viskas labai pagal pobūdį susideda, bet, kaip matot, čia tiesiog pagal pavyzdžių gausą, tiesiog nuosekliai skaitant tą kursą, tą paragrafą galima suprasti, kuo tie spektreliai vienas nuo kito skiriasi ir kokios ypatybės iš to ir spektro yra pamatomos. Kita skaidrė. BMR spektras pirmoji užduotis, jeigu jūs prisimenat iš valstybinio brandos egzamino pirmosios dalies, tai man sukėlė didelį juoką, nes nebuvo skaldymo signalo įdėta, reiškia, spektruose, tokių spektrų, kurios nėra signalų skaldymo, tai čia yra primityvas buvęs kažkada prieš 50 metų, kai tas metodas atsirado ir tai jau prietaisai skaldymą duodavo. Aišku, dabar padaryti tai, kad nebūtų skaldymo, irgi įmanoma, tik tai tam tikrais metodais. Bet skaldymas duoda didelę informaciją apie reiškia, signalų skaldymą, apie atsiradusi dėl kaimyninio protonų sąveikos. Štai kaip yra paaiškinama, kur tas cheminis poslinkis, nuo ko jis atsiranda ir kaip tos grupės įsidėsto. Turbūt čia net teksto nereikia rašyti, jūs puikiai matote, nes kiekviena grupelė yra pavaizduota rodiklėlėm ir nuvesta, kur yra jos signalas. Ir dar jeigu mes pridėsim, reiškia, taisyklę N+1 signalo skaldymą, pasižiūrėkit, CH3 grupė. Jeigu ji neturi kaimynų, mes turim singletą ties 2 milijoniniam dalim, reiškia, jeigu jinai turi kaimininę grupę CH3, jinai yra stipriuosiuose laukuose, tai yra pas ją mažas ekranavimas yra, ir mes matome skaldymą į tripletą, atsiradusi dėl CH2 grupės sąveikos. Ir čia vat viskas yra vienoj toj skaidriai pasakyta. Ir CH2 turi kaimynus 3 vandenilius, pridedam dar vieną, gaunam 4 kvartetą, signalų suskaldymą, iš kurio galima atsekti, kurioj vietoj ir kur čia tas yra pavaizduota. Žodžiu, va taip, tokių pavyzdžių ten yra sudėta daug. Tame, nors paragrafas vienas, bet pavyzdžių yra daug ir kadangi apsiribojam 4 anglim, tai žodžiu, iš esmės vadovėlis išvartalioja visus variantus, kokie tik yra įmanomi iš tų rinkinių per visas funkcinės grupės. Tik skirtingai nuo R spektro mes čia funkcinių grupių nematom, mesgi čia matom vandenilio signalus. Kita skaidrė. Kitaip yra su masės spektrometrija, vėlgi 12 klasės vadovėlį yra spektrometrija taip pat, bet ten daugiau siejama su izotopais. Čia yra daugiau su molekulių skaldymu
ionizacijos metu, tai čia matote tos pagrindinius signalus, yra lentelė, kur yra sudėliota, kokie galimi fragmentai tipiški yra, kadangi vėl junginių skaičius nedidelis, variacijų skaičius nedidelis, tai tie tipiški signalai masių yra puikiai atpažįstami ir surandami. Taigi yra užduočių, kuriuose reikia nusistatyti kam priklauso vienas ar kitas signalas, arba priešingai nuspėti, koks turės būti signalas vienos ar kitos funkcinės grupės. Kita skaidrė. Na ir čia yra dabar keletas įdėta maketų, kaip atrodo, reiškia tas skyrius, kita skaidrė, jeigu galima. Čia antrasis skyrius, kaip matot, yra angliavandeniliams skirta tema, kaip jūs ir žiūrite, čia yra radikalinio pakeitimo mechanizmas išdėliotas per modelius, per vaizdavimą. Iš pradžių ten matome, chloras pakeičia vandenilį, paskui jau aiškinamasi, kaip jis pakeičia tą vandenilį, čia ir saulės šviesa ir taip toliau. Įdėtas tikras realus bandymas, tai yra plastikinėm indė atliktas metano ir chloro reakcija apšvietus, reiškia, kada matote audringa, tiesiog čia fotografui pavyko per milisekundę nufotografuoti tą sprogimą, paskui viskas įsitaškė ir čia nieko nebeliko. Tai čia ne mūsų autoriaus darbas, čia yra pirktinė, kaip sakant, iliustracija. Jeigu galima, kita skaidrė. Kaip ir Rimas minėjo, pas mus irgi 11 klasės vadovėlį mes turim tai įdomu tą skyrių, čia yra aptariama ir apie įvairius mokslininkus, jų biografijas. Na, mano supratimo vadovėlis turi būti, visą mokslą kūrė žmonės, turi būti šiltesnis ir aiškesnis, suprantamas. Dar kita skaidrė. Čia įsidėliojo vėl, jeigu matote, savybės, kokios yra ypatybės tų junginių ir paskui, kaip matote, apibendrinimai, kur skyriaus apibendrinimai, kur yra aiškiai sudėliota to skyriaus, reiškia, svarbiausios savokos ir medžiagų savybės. Jeigu galima, kita skaidrė. Ir va čia mano paminėti jau cheminių reakcijų ypatumai, skyriui tų medžiagų, apie kurias mes kalbam, čia aromatiniai angliavandeniliai ir alifatiniai angliavandeniliai, prijungimo reakcijos, skilimo reakcijos ir panašiai. Kita skaidrė. Kalbėjot apie praktinės užduotis, va čia jos yra aprašytos, čia kaip rinkimai dujų, čia konkrečiai, reiškia, yra visi žingsniai. Dar kita skaidrė. Ir viskas. Tai tikrai siūlau šitą vadovėlį įsigyti, nes kitur niekur nėra tos naujos temos apie spektroskopiją. Ir ypatingai turbūt vertingoji dalis bus užduotis ir dar šitam vadovėliui bus praktikumas, jis jau yra baigiamas rengti, bet dar neišspausdintas, bet jis pasirodys truputį vėliau, matyt, apie spalio mėnesį. Kadangi dėl didelis darbų apimties nespėta parengti praktikumo laiku kartu su vadovėliu. Tai čia bus truputėlį vėliau, bet tikrai vaikams jis pravers, bet ir taip jau šitam vadovėlį yra labai daug užduočių, praktinių užduočių įvairių kampų ir tikrai bus ką veikti. Rimai, tavo žodis? Gerai, ačiū. Tai aš dar truputėlį grįšiu, tada čia, kadangi buvo klausimas apie tos praktikos darbus, tai 9 klasės vadovėlį yra ta rubrika tyrimais ir ten yra įvairių pasiūlyta veiklų. Sakim, kai ką gali ir patys padaryti, sakim, ten elektrintas šaukštas, plastikinis šaukštas su juo, kaip pamatyti vandens molekulės poliškumą, ar ten su mikrobangų krosnele. Yra laidumo matavimas labai aktuali tokia, tai ir kaip tą pritaisiuką susimontuoti ir jį bent įvairiuose vietose tą laidumą pasimatuoti ir tokiu būdu nustatyti yra, nėra jonų. Yra kristalo auginimas, yra su indikatoriais, su temperatūros pokyčiais, su pH kitimu vykstant neutralizacijų, tokiu putos su kietam vandenį, kietas minkštas vanduo, tai tokie visokie. Nėra apimtis 8 klasės vadovėlis, jis yra ganėtinai kompaktiškas ir 168 puslapiai. Tai, sakykim, 12 klasės jau jis labai didelis, ir 280 puslapių. Tai 9 yra 168 ir 68 puslapiai šitos pratybos.
Va, tai tokia bent šiek tiek. Čia buvo tarp pokalbio langelį ten apie kai kurias pastebėtas klaidas, tai be abejo visada kažkokių klaidelių lieka, čia turbūt neįmanoma. Tai visas pastebėtas klaidas, operatyviausiai jos yra pataisomos tam elektroniniam variante, OPIC sistemoje. Kai tik tai kokie nors pasimato, ar aš pats pamatau, ar kažkas pastebi, tai va, ta informacija irgi, jeigu jau pastebit, duokit ir pataisom, to visko, aišku, pasitaiko. Taip, nu dabar 12 klasė arba 4 gimnazijos klasės tas vadovėlis jau, kas turėjo 12-okus, ko gero esat susipažinę. Tai čia tada labai trumpai yra tos suskirstyta į 3 dalis, ta medžiagos sandara ir sudėtis. Čia toks yra, nu, apskritai 12 klasė ten yra ir daug kartojimo, ir praplėtimo. Tai čia vėlgi yra ir kartojimas, ir praplėtimas tų visų bazinių dalykų. Medžiagos būtent sandaros, tai atomų sandara, molekulių, cheminiai ryšiai. Toliau cheminės reakcijos, nu vėlgi pats pavadinimas sako, ir mainai, ir oksidacija, redukcija, ir kinetika, na ir cheminė pusiausvyrą. Cheminė pusiausvyrą, tai jau tokia sudėtingiausia turbūt, nu, nors, nežinau, gal mokiniams ir kinetika nelabai turbūt būna visi taip jau prie širdies, būna problemėlių. Paskutinis skyrius pusiausvyros, tai skirtas pusiausvyrą apskritai kaip tokiam reiškiniui, tai dujų fazai, kadangi ten mažiau sąveikauja, mes galim turėti tokią paprastesnę sistemą, kur neįsivelia tirpiklis, nu ir po to jau vandeniniai dalykai, kadangi be tų medžiagų, kurias mes užsirašom lygtyje, yra tai, kas parašyta šalia akva. Visur vanduo dalyvauja ir jis labai pakomplikuoja visus tos reiškinius. Tai, bet esminiai principai, jeigu išsiaiškinom dujų fazėje, į tirpalus esminiai principai persikelia. Tai kitą skaidruolę tada perjunkit, na čia yra vėl tai maketas, kaip jis atrodo, ir ko gero visi jau matytas visiems, kitą skaidruolę. Čia Avogadro dujų dėsniai, išeigos ir dar kas čia toliau irgi tada perrinkim. Tai va pabaiga irgi, kaip ir visoje serijoje, nuo 8 iki 12 yra skyriaus apibendrinimas, kur yra santraukos ir papildomas tos užduotis, ar praktinis, ar teorinis, tai yra sprendimo uždaviniai ir praktiniai. Čia irgi yra praktinių užduočių daug ir tų teorinių užduočių irgi yra daug ir plus dar priedo yra tas praktikumas, kur jau mokytojų, tai ne kaip pratybos suorganizuota, o kaip praktikumas, kur mokytojas savo nuožiūrą pasirenka iš to vienos ar kitos temos, kurios uždavinius, sakykim, nurodys ten 6 skyriaus, ten 15 ir 75 užduotį, o gal dar kitaip sugalvos. Va tai tiek, aš daugiau kaip ir apie 12 klasę neturiu ką pasakyti, jau matėt visi ir vartėt. Taigi dabar laikas skirtas atsakyti klausimus, tai priminsiu, kad klausimus galite užduoti skiltyje Q&A arba galite pakelti ranką, tai yra paspausti Raise Hand mygtuką, rasite jį skiltyje React. Ir tada užduotis vienas klausimas, matau, yra duotas Q&A Irmos klausimas, kokių uždavinių tipai pateikia 11 klasės vadovėlį. Na, yra labai įvairūs uždaviniai, kadangi yra ir problematika labai įvairi. Tai yra ir parašyti junginio formulę iš pavadinimo, ir nustatyti pavadinimą iš junginio formulės, tai ir pavaizduoti struktūrinę formulę ir sutrumpintą struktūrinę formulę ir skeletinę formulę, bet lygiai taip pat yra užduočių, kur yra medžiagų sudėties analizės, nes pirmasis skyrius, jeigu jis buvo skirtas anglies sandarai, tai ten yra kalbama apie tai, kaip buvo
istoriškai nustatinėjama medžiagos sudėtis. Na, sudegino medžiagą, pamatavo, kiek susidarė anglies dioksido, pamatavo, kiek susidarė vandens ir iš to bandė nustatinėti junginio molekulinę formulę. Tai yra atvejis, kai junginys turi deguonies, yra atvejis, kai junginys neturi deguonies. Tai yra tokie klasikiniai tradiciniai uždaviniai, kurie visada buvo, bet jie susišaukė su 8, 9 ir 10 klasės užduotimis. Taigi čia lyg ir nieko naujo, bet atkreipiu dėmesį, čia susišaukia ta tradicinė medžiagų sudėties analizė su 5 skyriaus, kur jau yra šiuolaikinė analizė ir kur be jokių deginimų nustatoma medžiagos sandara, jau tiesiog ypatumai išryškinami. Jeigu nuosekliai tą vadovėlį taip eiti, tai tas 5 skyrius jis skaitosi labai kitaip, reiškia, tada pamatai, kokia buvo transformacija chemijos mokslo per tą laikotarpį. Ten vadovėlį yra įdėta ir tokia, laikmečio schema, kas buvo padaryta per tam tikrą laiką, skaičiuojant nuo 19 amžiaus maždaug pačios pradžios, kada apie 30 metus, 1830 metus buvo tyrinėjama medžiagų sudėtis iki pat praktiškai 21 amžiaus, kada jau mes turim genų redagavimo technologijas ir panašius dalykus. Tai vat, čia ir istorinių požymių yra įdomu, jeigu reikia integruoti, tai va čia yra būdas paaiškinti, kaip viskas vyko, nes ten ir jūs rasite ir aprašymą apie Perkino darbus, kada jis apie 1860 atranda moveiną ir kaip svarbu tai buvo, apie Pirmo pasaulinio karo ypatumus, kuriame ten, sakykime, reikėjo pasigaminti acetoną, bet jo nebuvo, tada mokiniai rinko kaštonus, iš tų kaštonų gamino acetoną, žodžiu, tokių skaitinių, vadovėlis yra vadovėlis, jis turi visuomet turėti įvairių polinkių vaikams tam tikros informacijos, kad galima būtų užsikabinti ir daryti taip. Ir užduotis atitinkamai, jos yra labai skirtingos, kai kurios tokios akademinės, kai kurios mažiau akademinės, kai kurios yra tokios gudresnės, sakyčiau, tai tas yra visose klasėse, ne tik 11 klasėje. Yra mokytojų keliančių ranką, kurie nori užduoti klausimą žodžiu. Ar nevaldykit jūs šitą procesą, nes mes jau nebegalim su Rimu valdyti. Taip, tai Natalija Romanenkova, galite užduoti savo klausimą. Paspauskite unmute mygtuką. Reikia paspausti mikrofono ikoną ir tuomet įjungsite mikrofoną ir galėsite pasisakyti. Jeigu Natalija nešneka, tada Sigutė Razguvienė taip pat kelia ranką. Paspauskite unmute ir galėsite pasisakyti. Sigutė Razguvienė, ar turite klausimą? Jei nesiseka paklausti, galite pabandyti parašyti čia. Taip, dar Milda Puikienė kelia ranką. Milda Puikienė, ar turite klausimą? Galite pasisakyti, paspauskite unmute mygtuką. Kol dar susijungs, aš paskaitysiu čia klausimuką, pakomentuokite OPIK licencijos įsigymą. Aš noriu pasakyti, kad OPIKas yra nemokamas, taip, Agnė? Taip, mokytojams, kurie naudoja būtent mūsų leidyklos vadovėlius, OPIK platforma užsiregistravus yra nemokama. Ir ne tik, kurie naudoja mūsų vadovėlius, tiesiog svarbu užsiregistruoti būtent OPIK platformoje. Užsiregistruoti galima per savo mokyklos skaitmeninių platformų administratorių, tiesiog paprašyti jo, kad jūs prijungtų prie šios platformos, o jeigu nežinote, kas jis yra, arba tiesiog kyla keblumų kažkokių prisijungiant, parašykite į info@opik.lt ir OPIK komanda pakoordinuos šį procesą. Ir OPIK visus šios mokslo metus. Milda Puikienė, turite klausimą? Galite jį užduoti. Čia yra, kodėl nieko mes negirdim. Čia dėl egzaminatoriaus, nežinau, kokiam portalė tas egzaminatorius buvo, reiškia. Ar jis čia buvo Edukoje, ar jisai buvo mokykloje.
Dėl edukos nieko negaliu pasakyti, nes tai privati bendrovė, imanti 19 eurų nuo kiekvieno vaiko. Jūs nemokate, bet mokykla susimoka iš tų pačių pinigų, kurios valstybė duoda. Tai kvailystė tokia. Bet mes norim, kad e-mokykla taptų valdytojas tų visos informacijos. Bet tai neuždraudžia, aišku, eduką turėti, jie susikūrė gerą labai sistemą, tegu būna, savo licenciją galės prekiauti, bet tiesiog reikės jiems stengtis konkuruoti su valstybe. Virginija Motekaitienė, gal turite klausimą? Kelite ranką, galite pasisakyti. Gal jūs neišjungėte mikrofono? Reikia tiesiog unmute migtuką paspausti ir tada... Ten buvo kažkas rašė, kad to mute mygtuko nėra. Tai nežinau, čia mikrofoną pačio, mikrofono ikoną reikia spausti ar ką? Taip, mikrofono ikoną reikia spausti. Ar jinai atsiranda, čia rašo, kad nėra kur paspausti unmute. Jinai turi atsirasti, jeigu kelia ranką žmogus, tada jinai turi atsirasti. Bet galite tada parašyti savo klausimą, jeigu nepavyksta paklausti. O jūs kaip administratorius negalite jungti jų mikrofoną iš nuotolio? Ne, tik tai suteikiu teisę šnekėti ir tada turėtų atsirasti tas mygtukas. Prašykite, ar atsirado mygtukas, tie, kurie kėlėt rankas. Na, dabar nebėra rankos nė vienos, tai ne. Tai dar porą minučių turime, jeigu kas dar turit kažkokių klausimų, tai juos parašykite. Elkuenit, matau. Yra tik audio settingai pasakyta, reiškia, nėra unmuto. Žmonės negali pakelti, reiškia, įsijungti mikrofoną, nes audio settingai tik pamato. Iš pradžių reikia ranką pakelti, tada tik tai bus galima. Dabar nieks nekelia rankų. Tai gerbiama Irma, jūs pakelkit ranką ir mes pasižiūrėsime, ar atsirado unmute pas jūs. Taip, Irma, pakėlėte ranką. Mikrofono ikoną paspauskite. Va, ar dabar galiu kalbėti? Taip, girdime jūs. Pagaliau. Jo, tikrai taip. Tai dabar atsirado ir dabar jau žinau kaip, tai ir kiti gali tą patį padaryti. Nes aš klausimų neturiu, aš parašiau ir gavau atsakymą. Labai ačiū. Gerai, tai kiti kolegos, kurie kėlėt rankas, dar kartą kelkit ir atmutus pasispauskit. Dar noriu paminėti, kad jeigu reikėtų pažymų, galite parašyti į projektą etlangos.lt, 2 savaičių bėgiai išrašysime pažymas už dalyvavimą. Jeigu kažkokių klausimų turėtumėte jau po webinaro, tai rašykite mums arba skambinkite, galite rašyti elektroniniu paštu vadovėlį etlangos.lt. Klausimas, ar bus patalpintas įrašas ir ar bus galima peržiūrėti tą įrašą? Taip, tai visų webinarų įrašus mes talpiname savo YouTube kanale. Tai ir po šio webinaro jisai tenai atsiras ir bus galima peržiūrėti. Jis bus per Opiką nurodytas, ar reikės ieškoti YouTube atskirai? YouTube, tai tiesiog įveskite Baltos lankos klet YouTube ir rasite tenai įrašą. O Opikė negalima padaryti taip, kad pasimatytų? Na, kaip ir ten nekeliame webinarų įrašų, bet galima bus apsvarstyti tai. Skirmantė kelia ranką. Skirmantė, galite pasisakyti? Taip, laba diena, aš nežinau, ar jūs mane girdite. Jiem puikiai. Aš turėčiau vieną klausimą gerbiamam Rimantui Vaitkui dėl masius kitos skaidruolės, ar būtų galima sugrįžti 11 klasės. Gerai, grįžtam. Apie masių spektrometriją. Agne, sugrąžinkit mane į 11 klasę. Va, ne, jau žemiau, dar žemiau, dar, va šitą, va skaidrė prieš tos burbuliukus spalvotus. Va, taip. Aš čia norėčiau dėl savęs išsiaiškinti, va, kur mes matom tą piką ties 58, kai išmušamas yra elektronas ir kol dar neprasidėjo fragmentacija, kaip būtų teisinga žymėti, čiagi susidaro toks
Masės, kation radikalas. masės ar jonas, ne? mes jį sakom, kad čia yra tos, reiškia, masės jonas, jūs matot 59 čia dėl izotopo atsiradusio, mes čia neaiškinam, bet 58 tai yra molekulė visa, tik tai jin turi krūvį. Jeigu Bet krūvio nėra, jos mes nematysim spektre, tas yra aš pasakyta. šitą suprantu, bet ar reiktų žymėti pliusiuką ir dar taškiuką, nes lyg yra dar ir nesuporuotas elektronas ten. Taip, jūsų pastaba teisinga, tekste yra tokie dalykai, reiškia pažymėti, čia tiesiog yra supaprastintai padaryta. Tai nebūtų klaida, jeigu to taškiuko mes nežymime. Bus klaida. Tikrai, nes čia iš esmės jis neturi, tas nesuprotas elektronas neturi svorio, čia 58 iš esmės duodagi anglis ir deguonis ir vandeniliai. Tai žymėjimas toks gali būti. Gali būti toksai. Ačiū. Ir dar Labai gerai, kad mokytojai tokie pastabus. Matot, net akis atbunka, žinokit, mums bežiūrint į tos maketus. Aš jau pastebėjau, kaip akis pradėjo raibuliuoti, kai 2 kartus maketus vartėm, žiūrėjom, ar ten viskas tvarkoja ar ne. Kai pamatai visokių, tai išmesta, tai neišmesta, tai vėl sugrąžinta. Tai dabar nesu tikras, ar bus ta padebesėlis įkeltas, nes atiduota spauda ir spausdinama. Tai, o pike bus ką veikti, taisysim ir taisysim tada atitinkamus puslapius. Bet čia nedidelė klaida, čia tiesiog yra pavaizduotos, kaip atrodo tos hibridinės, čia svarbiausia, nes čia reikia tą plokštumą parodyti, kad SP2 hibridizacijos atveju visos orbitalis yra vienoj plokštumo ir molekulė yra plokščia, čia esmė yra. Ir jeigu jūs sugebėsit vaikam išaiškinti, kad, tarkime, kai turime SP3 hibridizaciją, tai mes turim tetraedrą, kai turime SP2 hibridizaciją, mes turim plokščią struktūrą ir kai turime SP, mes turim linijinę struktūrą, tai tada viskas bus gerai. Ant vadovėlį vaizduojam jas mėlyną spalvą, o tas reiškia hibridinis žalsvos spalva. Taip susitarėm vaizduoti. Aišku, kad spalvų jokių nėra tame pasaulyje. Dar buvo klausimas dėl gamtos mokslo pratybų, ar taip pat joms galios nuolaida, tai perkant visas mūsų pratybas ir praktikumus galioja nuolaida, tiesiog reikia įsigyti 7 ar daugiau vienetų vienodų pratybų. Nuolaida galioja iki rugsėjo 30. Taip, naujų klausimų kaip ir nematau. Jeigu kažkokių kiltų klausimų po webinaro, tai rašykite mums, skambinkite, tikrai atsakysime visus klausimus. Tai manau, kad galime ir užbaigti šios dienos webinarą. Tai labai dėkoju visiems dalyvavusiems, taip pat autoriams. Labai dėkoju mokytojams už kantrybę ir sėkmės jums dirbant su vaikais, nes temos tikrai labai sudėtingos ir sunkios yra. Tai sėkmingos naujų mokslo metų pradžios.